piliakalnis. Apie šį piliakalnį labai mažai informacijos, praktiškai jos jokios nėra, išskyrus tai, kad kultūros paveldo departamento kodo skyrė jam 47491. Daugiau informacijos nelabai radau. Piliakalnis Airėnų. Čia sustoti. Iš kur čia? Tas sustoja, nu man ten reikės to. Būsi? Taip. Aš iš to ateisiu. Čia netoli reiks eiti. Čiuožiam mašiną. Atvykom į Airėnų piliakalnį. Airėnų piliakalnis, tai jisai yra apleistas, nu, ta prasme, pažymėtas, bet jisai yra miške. Tai čia visai pakeliui į Bradeliškių, Dukštų taką pažintinį. Bandysim pamatyti iš oro, kaip jisai atrodo. Aš čia praeitą kartą ėjau. Jisai kaip toksai yra. Egzistuoja. Bet pabandysiu aš jį nufilmuoti iš oro. Atsimenu, čia per tokius skardžius aš laipiojau. Labai gražioj vietoj, čia vasara buvo žalia, samanos apsamanoja ir navigacija. Tai vieną kalnelį, man atrodo jisai va ten. Tai vieną kalnelį rodo, kad piliakalnis, tai į kitą kalnelį rodo, kad piliakalnis. Nu, ta prasme, vaikščiau aš šitais krantais šlaitais, bet kaip ir po to susigaudė navigacija, užlipus ant kalnelio kažkurio tai. Aišku, 2 kartus lipau pirmyn atgal, bet ojei, čia kiek šakų. Čia ko gero. Va, tiksliai nepamenu. Palei mano žymėjimą. Jisai yra, tiksliau pagal duomenis, jisai yra va tas va, ne šitas, o tas toliau sekantis. Tik aš matau, kad čia iš oro nedaug kur aš paleisiu. Reikia ieškoti vietos, kur viršui nėra medžių, šakų. Nes koks be būtų dronas, jisai vis tiek nereaguoja į smulkias šakas. Tai jo, ne visi žemėlapiai netgi įrodo, kad jis čia yra, bet pabandom. Reikia ko gero eiti nuo kelio, pasikelt ir
Jo, nerodo, kad čia. Tik pagal kultūros paveldo departamentą galim susirasti. Gerai. Aš čia visai šalia jo. Einam, ieškosim kokios nors skylės į orą. Nes čia visur pakeli galvą ir visur šakos. Mum šakos, tiksliau ne man, ne mum, dronui yra tikimybė nukristi, nepasiekti tikslo. Gerai. Ten vat yra prie tų nuolaužų mažiau šakų viršui, nes jos visos apačioj jau. Kaip jums sniegas greit ištirpo. Na štai, aš va taip ir tokiais šlaiteliais ir bandžiau visur dasigaut. Tai tikrinam koordinatės. Man atrodo, kad jisai čia yra šansas pasikelt į viršų. Aišku, jisai čia labai prastas šansas. Vis tiek čia. O gal čia? Jo, jisai yra va tas piliakalnis. Ir aš tada čia lipau, čia grįžau, nuo ten pradėjau. Rodo, kad šitas. Užlipi čia, rodo, kad tas. Užlipi ten ir šis dingsta, vėl grįžti čia. Tas. Taigi, bandom. Take off. Home point updated.
Tai štai keliaujam atgalios. Pakilt, nusileist pavyko. Biški čia vienu metu dronas susimėtė tarp šakų. Bet pastebėtas buvo ir pagautas. Kad nepradėtų iš čia pjaustyt ir mest visas šakas žemyn. Tiksliau, kad pats nenudardėtų žemyn. Dabar grįžtam atgal. Tai va toks Eirėnų piliakalnis, aišku, ateis pavasaris, išlys ant medžio atsiras pumpurėliai, lapeliai ir tokius apleistus piliakalnius aš jau suprantu, kad aš nenufilmuosiu, nes visur bus žalia. O dabar vat atsirado toksai takas. Visai fainas. Aišku, gaila medžio, bet matyt, jisai supūvo ir atėjo jam laikas. Kadangi laikas atėjo, gamta yra nestovi vietai, ji pastoviai keičiasi ir juda. Kitaip nebus. Laikas yra toksai dalykas. Tai va. Sveikas Eirėnų piliakalnį. Važiuojam toliau.